Biržai – pirmas rugpjūčio savaitgalis ir tarptautinis senovinių automobilių festivalis Nesenstanti klasika jau senai tapo šventosios trejybės deriniu, kuris į kraują lyg gelonies lig pat šaknų jau yra įaugęs visiems senosios technikos kulto piligrimams. Jie kartą per metus į vieną vietą suvažiuoja ne tik iš Lietuvos, bet ir tolimų šalių. Tai didžiausias senovinės technikos renginys Baltijos šalyse. Rugpjūčio 5-ąją tradicinėme Nesenstančios klasikos susirinkimo taške Sodeliškių dvaro sodyboje veiksmas jau braška nuo ankstyvo ryto. Gyvybės pilna visur. Prieš startinėje parodos dalyvių aikštelėje akyse auga įvairiausių kartų bei pasaulio gamintojų technikos parkas. Na, o registracijoje, lyg pašėlę tratą šratinukai, veikti tikrai buvo ką. Dalyvių registracijos knygą užvertus paaiškėjo, jog į 16 kartą surengtą festivalį Nesenstanti klasika 2023 atvažiavo daugiau nei 120 senovinės technikos eksponatų iš Estijos, Latvijos, Jungtinės karalystės, Vokietijos, Lenkijos, Gruzijos ir Lietuvos. Kaip visada, didžiąją dalį sudarė automobiliai. Lengvųjų europietiškos, amerikinės, sovietinės gamybos automobilių kolekcininkai atvairavo 112. Taip pat parodoje burzgė vienas autobusas, vienas sunkvežimis ir 7 motociklai. Nors dviratės transporto priemonės festivalyje anokia naujiena, tačiau tik nuo šių metų parodoje įsteigta papildoma nominacija už geriausią senovinį motociklą. Papildoma nominacija neaplenkė ir Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintų automobilių. Kaip pastebėjo 15 gimtadienį švenčiančio klasikos klubo prezidentas Egidijus Einoris, vadinamųjų amerikonų skaičius kasmet tik didėja, todėl dar viena nauja nominacija už geriausią amerikinį automobilį – natūralus evoliucinis festivalio žingsnis. Stiprių ir vis dar pirmų žingsnių būta ir daugiau. Kaip parodė įvykiai bei šventę aplankiusių žmonių srautai, Nesenstanti klasika tapo neatsiejama Biržų kultūros dalimi. Nors nei Biržų savivalda, nei kažkokios kitos valstybinės organizacijos nė karto nėra prisidėję finansinę ar kitą materialinę pagalbą. Apie tai būtinai papasakosime kiek vėliau, o dabar apie viską iš eilės. Prieš didįjį paradą turime kelias riebes valandas pasižiūrėti į tai, kas ir ką atvairavo į didžiąją Nesenstančios klasikos senovinių automobilių festivalio aikštelę. Verta pastebėti, jog šiemet bemaž 5% padidėjo dalyvių skaičius. 2021-2022 metais dalyvių rinkosi apie 100, o šiemet, kaip jau minėjome, skaičius perlipo 120 eksponatų ribą. Visi jie buvo aprašyti unikaliame, kasmet šviežiai spausdinamame parodos kataloge. Nors pievelėje priešai Sodeliškių dvarą akys raibsta nuo keisčiausių formų ar chromo spindesio, tačiau parodos senbuviai visuomet skuba ir į vidinį dvaro kiemelį. Su visa pagarba visiems kitiems parodos dalyviams, tačiau čia organizatoriai visuomet išrikiuoja geriausius iš geriausių. Aplink juos sukiojasi garsiausi kolekcininkai bei restauratoriai. Čia sutikome ir daugkartinius festivalio Grand Prix laimėtojus Aleksandrą Obimachą, Janį Oskerko ar Albiną Monstavičių, kuris šiemet vėl pristatė jau matytą sportinį Le Mans serijos žvėrį Bentley Speed 8 bei patį seniausią parodos automobilį, net 111 metų amžiaus Minerva BB Tourier.
Greta retas ir prašmatnus roadsteris 1959 Mercedes-Benz 300 SC. Jį atvairavo dar vienas įvairių nominacijų festivalyje anksčiau priplėšęs Latvijos kolekcininkas Marks Mejerovs. Jo kolega, o šiuo atveju ir konkurentas kovoje dėl didžiojo prizo Janis Oskerko kartu su restauratoriumi Andrej Rode į parodą atvarė idealiai atstatytą Fiat 519. Manoma, kad šis aliumininių variklio dangčių spindintis karalių automobiliu vadintas eksponatas yra vienintelis likęs pasaulyje. Išties, papasakoti ir bent keliais žodžiais pačiupinėti kiekvieną į nesenstančios klasikos festivalį atvažiavusį eksponatą bei jo istoriją neužtektų kelių gyvenimų. Prie pačių pačiausių, rečiausių ir įdomiausių parodos eksponatų dar sugrįšime, o dabar laikas paradui. Tradiciškai, paradas tai didžiausios festivalio dalies pradžia. Prieš akis 17 km į vieną pusę maršrutu Sodeliškiai Biržai. Biržų aeroklube jau laukia didelė šventė, o pakeliui gausybė žiūrovų. Tik pažvelkite, kiek žmonių Biržuose sutinka policijos atlydėtą kelių kilometrų ilgio nesenstančios klasikos paradą. Šypsenos ir gera nuotaika tvyro ore. Gyvas, senosios technikos gerbėjus sutinkantis koridorius nusidriekė per visą miestą. Įdomu ir tai, kad žmonės susirinko neatsitiktinai. Jie horizonte pasirodančio parado laukė mažiausiai valandą, nes biržiečių pasąmonėje žinutė užprogramuota jau senai. Jie puikiai žino, kad 1 rugpjūčio šeštadienį Biržuose pasirodys neeilinė kolona su neeiliniais eksponatais, kurie vos kelis kartus per metus išvaromi iš slapčiausių kolekcininkų garažų. Vaizdas nedaug pasikeitė, kai nesenstančios klasikos senovinės technikos kolona atvažiavo ir į Biržų aeroklubą. Automobiliai vos tilpo įvažiuoti, o renginio apsaugininkai kartu su automobilių rikiuotojais po 9 prakaitais sukosi lyg bitės. Šioje vietoje laikas šnektelti apie tai, jog 2023 metų festivalio veidas pasikeitė ypač stipriai. Galbūt pirmą-antrą kartą šią šventę aplankiusieji ir nesuprato ar neatkreipė dėmesio, tačiau nesenstančios klasikos metraštininkai pastebėjo didžiulę renginio transformaciją. Visų pirma, renginys žiūrovams tapo mokamu. Simboliniai 5 eurai už bilietą suaugusiam buvo pats geriausias lakmuso popierėlis, kuris ir turėjo parodyti, kiek svarbus bei įdomus šis renginys yra biržiečiams ar iš toliau atvykusiems parodos lankytojams. Juk jei nenori ar neįdomu, nesudilusios katiko nemokėsi. Buvo labai sunku nuspėti, kaip į bilietus pasižiūrės nesenstančios klasikos šventės lankytojai. Tačiau jau dabar matome, kad per daugelį metų buvo eita teisingu keliu. Ši tradicinė senovinės technikos šventė traukia žmonės. Žmonės nori ją pamatyti ir jiems negaila tų kelių eurų, kurie mums, organizatoriams, stipriai pagelbėja. Juk nei ekranas, nei scena ar daugybė skirtingas funkcijas renginyje atliekančių žmonių nenukrenta iš dangaus. Už klasikos klubo palaikymą bei pasitikėjimą sakome didelį ačiū visiems ir kiekvienam aplankiusiam jau 16-ąjį nesenstančios klasikos festivalį. Matydami, kiek žmonių suplūdo į aeroklubą Biržuose, renginio fanams dėkojo organizatoriai.
Be to, kad kiekvieną automobilį buvo galima paliesti akimis, šalia nusifotografuoti ar išgirsti unikalią jo gyvenimo istoriją, nesenstančios klasikos organizatoriai lankytojams pasiūlė ir daugybę kitų malonių užsiėmimų bei smulkmenų. Bene didžiausiu traukos centru tapo pakyla su milžinišku lauko ekranu. Ant automobilinės scenos užvažiuoti ir apie savo techniką papasakoti galėjo bet kuris norintis parodos dalyvis. Pakyla net braškėjo nuo prašmatniausių ir sunkių Rolls-Royce'ų, Mercedes'ų iki seniausių, keisčiausių ar vienetinių automobilių. Sunku net pasakyti, ar eilė prie pakylos spėjo pasibaigti. Mat automobiliai per ją su nedidelėm pertraukėlėm važiavo ir važiavo nesibaigiančią virtinę. Pagirti galima ir žiūrovus, kurie net ir lietui prapliupus kantriai klausė įdomių senovinės technikos prikėlimo bei atsiradimo istorijų. O istorijų čia daug, tad pakalbėkime bent su kelių įdomiausių mašinų savininkais ir kitais žinomais visuomenės veikėjais, kurie tampriai susiję su senovinė technika. Neretas, vos išvydęs unikalų 1930 metais pagamintą elektromobilį Detroit Electric pajuto ne tik nuostabą, bet ir pagarbą. Automobilizmo istorija besidomintys puikiai žino, jog masinės produkcijos epochos pradžioje daugelis automobilių gamintojų savo kūrinius matė būtent elektriniais, tačiau viršų dėl įvairių politinių, finansinių ir užkulisinių aplinkybių paėmė vidaus degimo varikliai. Tokio amžiaus elektromobilis nesenstančios klasikos festivalyje pasirodė pirmą kartą per visą šventės istoriją. Tad šis net įprasto mums vairo neturintis eksponatas žiūrovus ir medijas traukė lyg medus bites. Automobilį į parodą atvežė svečias iš Estijos Uller Suvema. Мы сегодня думаем, что электрический автомобиль что-то нового, инноватический. Но в жизни ничего нового. Мы все знаем, но забыли. И эта машина тоже. Я нашел эту машину из Германии где-то, если я помню, 5-6 лет назад. Случайно. Я искал эту машину, давно искал. Но по истории, если сказать, эту машину Detroit Electric начинали производить в 1907 году. Первые машины были. Тайна в том, что завод, который начинал производить этот Detroit Electric, вначале строил кареты. В 1887 году начинали строить кареты. Поставили туда электродвигатель и продали новые машины, модели электрических машин. Двигатель поставил, коней продали. Точно. Ну, еще подальше, почему 30-й год выглядит такой же старенький. У них было два отдела, один занимался с кузовами и другой двигателями. Но этот отдел, который занимался кузовами, банкротился в 2020 году. И у них не было уже кузовов. Они купили обратно свои старые машины, поставили новые двигатели и продали их как новые машины. А сколько на ней можно проехать сейчас? Я думаю, что вы этот вопрос слышали неоднократно. Да, сегодня особенно, да. Это зависит, какие аккумуляторы. К сожалению, сейчас на машине стоят современные аккумуляторы, и это зависит, какой объем. Я думаю, что не надо тратить огромные деньги на аккумуляторы, достаточно, если это едет 65 километров. И это не едет. Albinas Monstavičius, kolekcininkas, kuris dar 2022 metais visus iš koto išvertė pristatęs unikalų sportinį Bentley Speed 8, šiemet taip pat nenustojo stebinęs. Šiemet jis atvairavo ne tik šį lenktyninį gimtosiose Bentlio dirbtuvėse atrestauruotą monstrą, bet ir seniausią parodos eksponatą, net 111 metų senolį Minerva BB Tourer. Tai pavyzdinis egzempliorius, kuris labai ryškiai atspindi tą laikmetį, kai karietas ir arklius keitė primityvūs, bet ištaigingi automobiliai su vidaus degimo varikliais, o žmonės dar tik išmoko gaminti šokoladą kietame pavidale. Jisai yra
šokolado karaliaus automobilis buvęs. Belgijoje buvo gaminamas šokoladas, jisai visą laiką buvo skystas. Ir šitas žmogus, Johanas Naukausas, sukūrė šokoladą kaip apvalkalą. Tada pradėjo gaminti saldainius, juos aplieti. Tai buvo sukurtas tiesiog šokoladas visai kitoks negu kaip visada. Tai jam už šitą visą daiktą jam buvo padovanota šitą Minerva. Tai va, jisai labai ją didžiavosi ir tai įsivaizduokit, prieš 111 metų jam buvo dovana. Tai tais laikais gauti tokį dovaną buvo, tikrai buvo padaręs, matyti, gerą darbą. Na ir šitas automobilis, kol kas tai jis primena labiau karietą, jis atspindi būtent to laikmečio dvasią, kada vežimai su varikliais pamažu pradėjo virsti automobiliais. Tai labai akivaizdžiai matosi, ar ne? Vien žiūrint, pavyzdžiui, į krėslus, ar ne, ir kaip jisai sukomplektuotas. Tai va, tai iš tikrųjų jūs praktiškai ir atsakėte tą klausimą, nes, sakykime, prasidėjo karietos, jas tampydavo arkliai ir taip toliau, o ką toliau? Toliau padarė, reiškia, iš karietos įdėjo, įkonstravo variklį, anksčiau būdavo be kabinų, be kažko, tai o čia, toks šiek tiek jau panašesnis į automobilį, nes tais laikais niekasgi nežinojo. Šitam automobilį nėra nei starterio, nei akumuliatorių, jisai surankina, užsukamas, tai jisai yra dar, tais laikais niekas nesugalvoja, kaip tai turi būti. Šiandien mes visi žinom, kad turi būti starteris, akumuliatorius, šviesos, tai lempos irgi, matot, yra karabitinės. Na, žinot, pavartosiu tokį nelietuvišką, bet automobilistų labai gerai suprantamą žodį, tai buvo toks pirichodas, ar ne? Iš karietos į automobilį. Taip, iš tikrųjų. Tai motociklai taip pat buvo gaminami. Visų pirma buvo, tai sakykime, buvo medinis dviratis, paskui dviratis, į dviratį montavo variklį. Tai ir gavosi motociklas, taip pat ir su mašinom tas pats. Nesenstančios klasikos parodą šiemet aplankė ir garsus visuomeninis veikėjas, aktorius Viačeslavas Mickevičius. Su mažyčiu 70-ųjų gamybos Fiat 500 festivalyje pasirodęs senų ir linksmų mikrokarų kolekcininkas neslėpė, jog šiame renginyje lankosi pirmą kartą. Iš žiūrovo pozicijų žiūrint, nuo spindesio akys gali išvarvėti. Iš dalyvio pusės tai kartu ir neįkainojama kontaktų mugė, sakė Slavkos pseudonimu žinomas atlikėjas. Jo, labai fain. Pati kelionė tik didžiausias darbas buvo. Taip reikia važiuoti mažų greičių pakankamai ant 8 ir... ir va taip, kaista ten, pačiam labai karšta viduj būna, maža mašinėlė tenai. Klaustrofobija persirgi porą kartų. Ir čia atvažiuoju, toks gan pavargęs ir čia tiek tau įvairiausių modelių. Ir dingsta tas nuovargis, vaikštai, lakioji, nežinai, kad kita galimybė tik tai po metų bus vėl čia apsilankyti. Ir labai didelė kontaktų mugė čia yra, nes aš be tokios mašinos dar tokią turiu, 95 metų. Citroen 2CV ir vabalą. Ir, labai įdomu, apsimainai kontaktais, kur remontuoti, kur dažyti, pas ką kokias detalės įsigyti. Tavrasi, ne tik tai pabūt, atvažiuoti kitus, pasižiūrėti, save parodyti. Taip. Ir dar bendri kontaktai visokie tokie. Na, tai kiek suprantu, Slavka, pirmą kartą, ar ne? Taip. Tai atmosfera, aura renginio, 15 kartą. Labai gerai, kad lyja nelabai gali savo pasirodymą rodyti. Buvo planuota. Bet kai niekas nežino, tai yra viskas kaip ir gerai. Matom ir taip veiklos turi žmonės daug. Labai rimtai dėl Grand Prix pakovoti nusiteikęs atvažiavo neišskiriamas latvių kolekcininko Janio Oskerko bei restauratoriaus Andrio Rodės duetas. Didžiausio ir garbingiausio festivalio prizo skonį puikiai žinantys kaimynai iš Latvijos prezentavo Fiat 519, kuris dienos šviesą išvydo beveik prieš 100-metį 1924 metais. Kolekcininkas Janis Oskerko vienetinių ir unikalių automobilių ieško visoje planetoje, o suradęs geidžiamą modelį su savo komanda imasi ilgo ir kruopštaus restauracijos darbo. Kito tokio 519 Fiato pasaulyje tiesiog nėra, patikino mus kolekcininkas. Mašina iš Amerikos. Королевская. Tai čia yra kas čia Chrysleris? На нем, на такой 519 Фиате ехали. Это было в гараже литовского президента. Это было в гараже латвийского президента.
Мы уже знаем некоторых претендентов на королевскую трону, скажем, в Дании. Даже не премиум, это выше премиума, даже это королевская машина. Больше нету, потому что есть Fiat 510, 12, 19, говорят, есть 520. Не видел, никто, с которым я разговаривал, не видел 520. Но ничего, будем искать. Но это королевская машина, это самый большой, самый технически усовершенствованный модель. Странно, да. Странно, что получилось. Странно, что позвонили мне люди, которые сказали, что есть возможность из Австралии привезти сюда такую машину. Машине почти 100 лет. Насколько вы знаете, она единственная. Да. Не, но шасси 519, да, но вся сборка, это же было конвейера-то не было. Каждая машина была индивидуальная, и каждая машина была особенная чем-то. Так что сказать, что 519 это двигатель, конечно, двигатель, да. Это рама, остальное все. А также алюминиевый капот. Не у всех, у одного есть, у другого нет. Мы восстановили так, как знали, как могли. И потому каждый Fiat, который делан таким способом, он индивидуально, он уникальный. Уникальный, да. Так что нельзя сказать, нельзя найти такой же. Есть примерно такие же, примерно в ту сторону, примерно там покраска другая немножко. Но такого нет. Klasikinių automobilių virusu nesunkiai užsikrečia ir žinomi automobilių sporto meistrai. Kaip sakė keliskart Rally Monte Carlo Historic nugalėtojas bei prizininkas Karolis Raišys, nesenstanti klasika jį susirado pati. Parodoje Karolis pristatė savo kovinį 1961 Jaguar MK2, tą patį, kuris jau ne kartą įveikė vieną prestižiškiausių ralių pasaulyje. Na, bendruomenės reikalai visą laiką smagu. Smagu, kad klasikinių automobilių entuziastai susirenka kažkur, kad iš skirtingų, nežinau, klubų, skirtingų laikotarpių automobilių mėgėjai. Tai labai smagu su jais pabendrauti, save parodyti, kitus pažiūrėti. Tai čia tokia gal labiau šventė. Aišku, kad čia nėra ralis tas, ką aš mėgstu veikti labiausia, bet reikia užimti ir šitą hobį pratęsti ir tokiais dalykais. Ką matau mieste, kiek žmonės susidomėjo, kad tiek žmonių mojuotų pravažiuojančiams automobiliams, aš galvoju, kad jie lauktų, jie žinojo, kad bus. Taip, aš suprantu, tai uždarytas miestas. Ir man tai atrodo visai nelietuviška kultūra. Aš per Prancūzijos kaimelius važiuodamas per Monte Carlo ralį, matydamas mojuojančius žmonės, galvoju, o, Lietuvoje taip nebūna. Važiuoju Biržuose, labai panašiai. Tai mane tas labai žavi. Apie techniką kalbant, vėlgi, kokybiniai kriterijai. Pasižiūrim į tuos prieškarinius tarpukario. Mano žandikulis labai žemai. Tuo klausimu. Aš tikrai, aš apakęs. Net ir prakiuręs dangus geros, nesenstančios klasikos nuotaikos nesugadino. Visą dieną Biržų aeroklube virė gyvenimas. Be automobilių parodos bei jų prezentacijų ant rampos, ekrane žiūrovai stebėjo ankstesnių metų festivalio filmus, modifikuotų automobilių pasirodymą, ant pakylos tradicinės Santarvės modelių mokyklos madų demonstracijas, kurios jau senai tapo neatsiejama šventės dalimi. Kol žiūrovai dairėsi į visas šalis, o parodos dalyviai vieni į kitus, savo darbą baigė ir festivalio komisijos nariai. Juk negalima užmiršti, jog daugiau nei 120 dalyvių varžėsi net 9 nominacijose. Reikia pastebėti, kad šiemet apdovanojimai įvyko ne siaurame bendraminčių rate Sodeliškių dvare, o žiūrovams stebint. Tai dar vienas naujas festivalio žingsnis. Pirmas ant pakylos Amerikoje
1958 metais nuo konvejerio nuvažiavęs Buick Special. Šio ratuoto laivo savininkas, estas Andrus Joesar, išsivežė naujos nominacijos apdovanojimą už geriausią amerikietišką automobilį. Išsyk po Buicko ant pakylos geriausias sovietinis automobilis. Apdovanojimas liko Lietuvoje. Jį atsiėmė Rolandas Kripaitis. Rolandas pristatė GAZ-21 Volga, pagamintą 1958 metais. Žiūrint į šį 65 metų amžiaus automobilį, galima spėti, kad šiandien jis atrodo geriau nei tądien, kai išvažiavo iš gamyklos. Ilgametis nesenstančios klasikos dalyvis Sigitas Zajarskas laimėjo vieną sudėtingiausių nominacijų už gražiausią automobilį. Sutikite, juk tarp 120 tobulai atrodančių dalyvių išrinkti tą vienintelį yra be galo sunku. Nominacijos trofėjus pasvaliečiui atiteko už dvivietį Chrysler CP8 Convertible Coupe. Automobilis pagamintas 1932 metais. Festivalyje neliko nepastebėtas ir vienintelis parodoje pasirodęs 1930 metais Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintas senovinis elektromobilis. Apdovanojimą už geriausią restauraciją atsiėmė įdomią automobilio istoriją jums jau papasakojęs estas Uller Suvema. Geriausio senovinio automobilio apdovanojimą ir tai liudijantį raštą atsiėmė klubo Klasika vėliavnešys Stanislovas Bartkevičius. Aukščiausios prabos ir prabangos Mercedes-Benz 290 Cabrio DeLong po Antro pasaulinio karo atsidūrė Maskvoje kaip karo trofėjus, o vėliau, susiklosčius įvairiausioms aplinkybėms, jis pakliuvo į Lietuvą. 1935 metais Wehrmachto generolams kurtas automobilio kėbulas unikalus. Kol kas žinoma, kad pasaulyje tokių 3,30 cm ratų bazės kabrioleto kėbulų yra likę tik 2. Dėl seniausio automobilio galvos ilgai sukti nereikėjo. Nominacijos trofėjus atiteko Albinui Monstavičiui už 111 metų senumo Minerva BB Tourier. Tiesa, nominacija tikrai suteikta ne tik dėl to, kad kito tokio amžiaus konkurentų festivalyje nebuvo. Pati mašina restauruota preciziškai, tad šio apdovanojimo tiek ji, tiek jo savininkas nusipelnė visapusiškai. Dar viena nauja geriausio motociklo nominacija atiteko Aidui Gicevičiui. Jo atvairuotas Wehrmachto pajėgoms gamintas DKV SB 500 buvo pripažintas geriausiu tarp 7 parodoje dalyvavusių motociklų. Blogus vaikinus su automatais vežiojęs motociklas dienos šviesą išvydo 1934 metais. Geriausiu klasikiniu automobiliu nuo 1945 metų komisija pripažino vidinėme Sodeliškių dvaro kiemelyje dar prieš parodos startą pristatytą Roadsterį Mercedes-Benz 300 SC. Nors ant pakylos automobilis nepasirodė, tačiau prizas buvo perduotas Latvijos kolekcininkui Markui Mejerovsui. Jau minėjome, jog nesenstančios klasikos festivalyje šio automobilio savininkas nėra naujokas. Tad jis tikrai žino, ką ir kaip reikia padaryti, norint patraukti komisijos dėmesį. Jei pernai komisija niekaip nesusitarė ir paties svarbiausio didžiojo prizo Grand Prix nominacija niekam nebuvo įteikta, tai šiemet didelių nesutarimų nebuvo. Didžiausią trofėjų atsiėmė Latvijos kolekcininkas Janis Oskerko. Apdovanojimą jam ir jo restauratorių komandai pelnė karališkasis
Fiat 519, pagamintas 1924 metais. Neskaitant kitų laimėtų nominacijų ankstesniais metais, šis Grand Prix jau trečias, kurį Janis Oskerko pelnė nesenstančios klasikos festivalyje. Kol kas ponas Janis yra absoliutus visų laikų lyderis per 16 festivalio gyvavimo metų. Arčiausiai jo tik Lietuvos kolekcininkas Aleksandras Obimacha su 2 Grand Prix apdovanojimais. Dar prieš renginį viename straipsnyje organizatoriai pastebėjo labai taikliai, kad 2 restauracijos grandai Rodė ir Obimacha kaip stebukladariai iš rankovių traukia vieną retesnį automobilį po kito. Sulig paskutiniu įteiktų apdovanojimu bei įsismarkavusiu lietumi, raginti dalyvius grįžti į Sodeliškių dvarą ilgai nereikėjo. Paroda Biržų aeroklube baigėsi, o dalyviai nė nepastebėję, kai praėjo daugiau nei 5 renginio valandos, grįžo į tradicinę vakaronę. Tai laikas, kai galima iškvėpti, atsisekti peteliškę ir su tauraus gėrimo stiklu rankoje pabendrauti su bendraminčiais, pasiklausyti net kelių koncertų, užvertus galvą pasižiūrėti į festivalio pabaigą pranašaujantį šventinį fejerverką. Organizatorių vardu sakome ačiū visiems renginio partneriams ir pagalbininkams, dalyvavusiems ir važiavusiems 2023 metų nesenstančios klasikos festivalyje. Ir susitarkime būtinai susitikti kituose klubo Klasika renginiuose. Iki!